Dviračių žygyje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir mokyklų pedagogai, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Visus žygio dalyvius susirinkusius pramogų aikštėje su Tarptautinė vaikų gynimo diena pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Noriu pasveikinti Jūs ir su prasidedančia vasarą, su turbūt keliais mėnesiais tokio nerūpestingo gyvenimo ir palinkėti, kad vasara praeitų įdomiai, smagiai, bet saugiai be abejo. Na ir šiandien dienos žygis, kad visiems paliktų didelį įspūdį. Jeigu patiks, aš manau, kad tiek sporto centras, tiek JUCas ir mokyklų vadovai, auklėtojai ir ateityje tai organizuos. Taigi gražių įspūdžių, gražios kelionės, pasižvalgant po Druskininkų gražias apylinkės. Sėkmės Jums. Sveikinimo žodį tarė ir mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Tikrai sveikinu su ir atmintina diena, vaikų gynimo diena. Manau, kad visi prisimenate puikiai savo teises. Aišku, primenu, kad turite ir pareigų. Ir tikrai sveikinu, kad taip aktyviai kaip ši diena tęstųsi ir visos Jūsų atostogos. Dviračių žygis vaikams organizuotas Druskininkų sporto centro iniciatyva. Sveikinu visus su Tarptautinė vaikų gynimo diena šiandieną, birželio 1. Taip pat ypatinga šventė yra, kadangi už kelių dienų išeinate atostogų. Druskininkų savivaldybės iniciatyva ir sporto centro iniciatyva organizavome šitą šventę Jums, o pačiu galvodami, kad Jūs išleisite atostogas saugiai su visais reikalinga atributika vasarai, kas liečia važiavimą su dviračiu. Ir labai ačiū Jums, kad susirinkote taip gausiai šiandieną. Druskininkų policijos komisariato atstovas priminė pagrindinės važiavimo dviračių taisyklės. Žygio dalyviams prieš startą įteiktos saugos liemenės, kurias dovanojo Druskininkų sporto centras, automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Alytaus regiono keliai ir Lietuvos kelių policijos tarnyba. Gerai nusiteikę moksleiviai sakė, kad tokiame dideliame būryje smagu pasivažinėti Druskininkų dviračių takais. Po geros valandos visi žygio dalyviai sėkmingai ir saugiai pasiekė finišą. Atvyko į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą, kurio erdvėse buvo organizuotos sportinės varžybos, įvairios rungtys ir koncertas. Ten surengtų dviračių rungčių nugalėtojams įteikti Eglės sanatorijos dovanų kuponai.